Pirmiausia, atkreipiu dėmesį į kvapą. Užuodžiu odą, medieną ir laką su citrino aromatų priemaiša. Kvapas labai malonus, apšvietimas neryškus, subtilus. Tiesą sakant, šviestuvų nematau, bet prislopintą šviesą tolygiai skleidžia karnizai palubėje. Sienos ir lubos tamsiai, sodriai raudonos, todėl įžengusi į šį kambarį pasijunti tarsi įščiuose, o grindys senovinės lakuotos medienos. Ant sienos prieš duris pritvirtintas X formos kryžius. Jis pagamintas iš kruopščiai nupoliruoto raudonmedžio, o kiekviename kampe kabo po antranky. Virš kryžiaus prisuktos prie lubų ir nuleistos kabo didelės bent 2,5 kvadratinio metro metalinės grotelės, nuo kurių kraštų nukarusios įvairiausios virvės, grandinės ir tviskantis antrankiai. Netoli durų tarsi karnizai užuolaidoms išilgai sienos pakabintos 2 ilgos poliruotos meniškai išraižytos kartis, kaip laiptų turėklų statramšiai, tik ilgesnės. Ant jų sukabintas stulbinantis lazdų mentės galų, rimbų, jojimo vytinių ir juokingų plunksnomis papuoštų įnagių rinkinys.